Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiame video pakalbėsiu apie sumi funkciją. Ši funkcija leidžia sumuoti diapazono laukelius, kurie atitinka tam tikrą sąlygą. Tarkime, noriu sužinoti, kiek buvo išleista bananams. Taigi mano kriterijus būtų, kad funkcija sumuotų tik tų eilučių sumas, kuriuose yra nurodyta prekė bananai. Sumif sintaksė yra tokia. Pirmosios dvi sintaksės dalis yra privalomos, trečioji pasirinktina. Tai pirmiausia eina diapazonas, kuriame ieškome nurodytos sąlygos ir jei nenurodoma kitaip, sumuojama verčių diapazonas. Antroji dalis yra kriterijus, kurį turi atitikti laukelyje esanti informacija. Ir galiausiai trečioji dalis, jei reikia atskirai nurodomas sumuojamų verčių diapazonas. Taip pat mūsų kriterijus gali būti išreikštas ne tik tekstu, bet ir reikšmę tam tikrame laukelyje. Data, loginė sąlyga, kaip pavyzdžiui daugiau už 5 arba nelygų bananai, raidė, kuria prasideda žodis, kaip pavyzdžiui A. Šiuo atveju žvaigždutė atitinka bet kokius kitus simbolius einančius po A raidė. Žodžiu, kurio prasideda žodžių junginys, pavyzdžiui, obuolys, ar kažkokiu dviženkliu tekstu, kuris, tarkime, prasideda raide L. Šiuo atveju klaustukas atitinka bet kurį vieną simbolį. Jei norime rasti faktinį klaustuką ar žvaigždutę, prieš klaustuką įveskite tildę. Reikia nepamiršti, kad visi teksto kriterijai ar kiti kriterijai, į kuriuos eina loginiai ar matematiniai simboliai, turi būti rašomi dvigubose kabutėse. Jei kriterijai yra skaitiniai, dvigubos kabutės nebūtinos. Šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.